Pasauliai susiduria, kur vienas susitikimas turės didelę įtaką Rusijai, Ukrainai, Europai, Iranui, Taivanui ir dviem šalims, kurios iš tikrųjų kalbasi. Taip, Trumpas atvyko į Kiniją dalyvauti susitikimų serijoje ir galbūt pirmą kartą nuo šaltojo karo laikų susitikimo iš esmės visi yra priversti atkreipti dėmesį. Nors Taivanas yra pagrindinė to pokalbio tema, kaip ir išlieka pagrindinė tema galimame trečiajame pasauliniame kare. Ir tikrai tai yra tema, prie kurios dar sugrįšime ateities vaizdo įrašuose. Tačiau įdomesnė ir aktualesnė strateginė problema yra Iranas. Tai taip pat yra ta problema, kuri labiausiai paveikia Europą. Ir iš tiesų ši problema kartu su Taivano klausimu atrodo dominavo abiejų lyderių pokalbyje. Viršūnių susitikimas vyksta po gandų, kad Kinija ruošia arba ruošiasi tiekti ginklus Iranui, Pekinui neigiant šiuos kaltinimus, o Trumpui sakant, kad Jungtinės valstijos jau perėmė dovaną Iranui. Tuo tarpu vyraujantis politinis naratyvas yra ta, kad Trumpas į viršūnių susitikimą ateina susilpnėjusioje pozicijoje. Jis nebuvo lankęsis Kinijoje maždaug 10-metį, o šį vizitą atidėjo dėl prasidėjusio karo Irane. Esu tikras, kad jis tikėjosi, jog karas iki šiol jau bus pasibaigęs, o draugiškai primenu, pagal administracijos teiginius jis ir yra pasibaigęs, jei klausėte dėl karo įgaliojimų rezoliucijos. Tačiau pagal bet kokius sveiko proto kriterijus jis dar nesibaigė. Taigi šiandien turime aptarti dabartinę dilemą, kurioje atsidūrė Kinija. Nes, nors Pekinas ir yra toje pačioje kontrkoalicijoje kaip ir jo neribotas partneris Rusija, Kinija turi iš esmės skirtingus interesus, kai kalbama apie Iraną. Ir tai savo ruožtu kelia įdomių klausimų apie tai, kokios pagalbos Iranas gali sulaukti, o tai taip pat padeda mums suprasti, kodėl taikos procesas su Rusija visiškai nepasistumėjo į priekį. Pradėkime nuo to, kad vis dažniau apibrėždami pasaulį kaip karo lauką, šiame painiame alijansų ir priešiškumo tinkle, neturime pamiršti, jog karas yra brangus. Ir aš turiu omenyje ne tik klasikinę prasme, kai kalbama apie linijas žemėlapyje. Aš sakau, kad Irano kova su Jungtinėmis valstijomis savaime nėra naudinga Kinijai, net jei Iranui kare sektųsi gerai. Ir net jei Kinija nedalyvauja jokių reikšmingų būdų. Taip, Kinijai akivaizdžiai naudinga, jei Iranas tiesiog kovoja, nesvarbu ar laimi. Visa prieš JAV nusistačiusi koalicija yra paremta bendru interesu silpninti Jungtinės valstijas, kad kiekviena šalis galėtų sugriauti tą pasaulio tvarkos dalį, kuri jai nepatinka. Kinijos liaudies respublikai tai reiškia lengvesnį kelią pajungti Taivaną žemyninės Kinijos kontroliai. Trumpam įsidėmėkite šią mintį. Pagrindinė dilema yra ta, kad Kinija taip pat siekia uždirbti pinigų, o karas su Iranu tai apsunkina. Akivaizdi problema yra ta, kad Kinija labiau nei bet kas kitas priklauso nuo naftos, tekančios iš Hormūzo sąsiaurio. Jos gamybos sektoriui ir augančiai viduriniai klasiai reikia nuolatinio juodojo aukso srauto, tačiau šalis gali vietoje išgauti tik apie 30% šios žaliavos. Geografiškai akivaizdi vieta importui yra artimieji rytai, todėl tiek daug Kinijos importo sutarčių yra susietos būtent su tuo regionu, arba bent jau buvo nukreiptos ten. Trumpuoju laikotarpiu visos tos nutrauktos sutartys sukėlė energetinį sukrėtimą šalyje. Vidutiniu laikotarpiu, į kurį mes jau esame įžengę, uždarimas nėra pražūtingas. Nafta yra žaliava, todėl Kinija gali tiesiog toliau importuoti ją iš kitur. Problema ta, kad 20% pasaulinės pasiūlos sumažėjimas sukelia kainų šuolį visur, kaip puikiai žino net ir JAV vartotojai. Tačiau JAV vartotojų skundai, palyginti su tarptautiniais standartais, atrodo gana kuklus. Didžioji dauguma amerikiečių pyksta ant Donaldo Trumpo, tačiau dar didesnė dauguma vis tiek toliau moka už degalus padidintą kainą. Tai yra turtingos šalies džiaugsmas. Palyginkite tai su labai neturtingomis šalimis, kurios dėl aukštų kainų visiškai išstumiamos iš rinkos. Dabar Kinija nėra viena iš tų labai neturtingų šalių, tačiau pagal vienam gyventojui tenkantį turtą, ji nėra tokia turtinga kaip Jungtinės valstijos ar dauguma Europos šalių. TVF pagal perkamosios galios paritetą Kinija reitinguoja 73 vietoje pasaulyje, viena pozicija žemiau už Šiaurės Makedoniją. Vidutinio vienam gyventojui tenkančio turto ir milžiniško gyventojų skaičiaus derinys gali reikšti, kad Kinija dėl šio karo patiria didesnes išlaidas nei bet kuri kita šalis, išskyrus Iraną. Taip, netgi didesnes nei Jungtinės valstijos.
Ir taip, aš tai sakau iškart po to, kai Hexatas liudijo kongrese, kad šis karas JAV mokesčių mokėtojams iki šiol kainavo 29 milijardus dolerių. Karo pradžioje sakiau, kad Iranui apskritai esant chaose, tai nebuvo blogiausias rezultatas Vašingtono požiūriu dėl pasekmių susijusių su Kinija. Na, mes pradedame matyti, kaip šis principas veikia praktikoje. Čia galioja standartinė išlyga, kad gauti tikslius šio klausimo vertinimus yra neįmanoma. Tačiau 50% naftos kainų padidėjimas gali lemti net iki 1% Kinijos BVP sumažėjimą. Atkreipkite dėmesį, kad Kinija apskritai pasižymė gana stipriu BVP augimu, todėl tai nesukels recesijos, tiesiog augimas bus mažesnis nei turėtų būti. Čia slypi nerimą keliantis antrinis poveikis. Kinijos ekonomika daugiausia grindžiama gamyba eksportui. Ši strategija reikalauja didelės grupės norinčiųjų pirkti visame pasaulyje, todėl kitų šalių recesijos sukelia papildomų sunkumų Kinijai. Taip pat papildomų sunkumų sukelia ir didesnės laivybos išlaidos dėl kuro trūkumo. Dėl to Kinijos metinis eksporto augimas sausio ir vasario mėnesiais siekia 21,8%. Kovo mėnesį jis smuko iki 2,5%, kai trumpalaikis šokas paralyžiavo kai kurias pramonės šakas. Balandžio mėnesį jis atsigavo iki 14,1%, nors analitikai mano, kad tai buvo laikinai paskatinta atsargų kaupimo atsargumo sumetimais ir kad skaičiai vėl sumažės, jei trikdžiai tęsis. Dar viena maža pastaba šią temą. Daug kalbėta apie tai, kad Iranas suprato turys galę uždaryti Ormūzo sąsiaurį. Atmetus mėgėjo klaidą, kad valstybės negali išmokti to, ką jau žino, viešojoje diskusijoje nebuvo padaryta tokia pati išvada, kad ir Jungtinės valstijos suprato turinčios galę uždaryti sąsiaurį. Nors Jungtinės valstijos dėl tos pačios priežasties to iš tikrųjų neišmoko, mes stebime, kaip ta galia yra demonstruojama. Irano nafta, kurios Kinijai galbūt priveiktų karo dėl Taivano atveju, buvo užblokuota be didesnio pasipriešinimo. Be to, Jungtinės valstijos tai padarė sudėtingu būdu, užgrobė laivus, bandžiusius pralaužti blokadą. Lengvesnis būdas tai padaryti būtų tiesiog į juos šaudyti, kaip Iranas darė su savo blokados dalimi. Įtariu, kad Jungtinės valstijos nedvejodamos pasirinktų lengvesnį kelią, jei vyktų trečiasis pasaulinis karas. Vėlgi, nenoriu manyti, kad Pekinas prieš 3 mėnesius nieko nežinojo apie šią galimybę. Tačiau viešojoje erdvėje tam neskiriama pakankamai dėmesio, o tai yra svarbus veiksnys, formuojantis, kaip Pekinas vertina šį regioną. Apibendrinant visą tai ir bandant suprasti, kaip tai dera platesnėme konfliktų koalicijų kontekste, Kinija turi prieštaringų jausmų dėl Irano karo. Aukštesnės naftos kainos yra blogai. Pasaulinės recesijos yra blogai. Bet stebėti, kaip Jungtinės valstijos išnaudoja jau ir taip menkas savo amunicijos atsargas. Tai yra labai gerai. Tai yra gerai tiesiogiai todėl, kad kiekviena į Iraną paleista Tomahawk raketa yra Tomahawk, kurios negalima paleisti į Taivano invazijai skirtą uostą. Tai taip pat yra gerai, nes ginklų tiekimas Taivanui bus dar labiau atidėtas. VTV, pabrėžiu, dar labiau, nes tai buvo problema dar prieš prasidedant karui. Dar geriau, nes tiekimai prieš invaziją yra vertingesni Taivanui nei tiekimas invazijos metu. Sėkmės tikintis, kad jie atvyks sveiki ir nesugadinti. Ir taip susidaro keista situacija, kai Kinija norėtų karo pabaigos, bet nebūtinai JAV ir Irano priešiškumo pabaigos. Karo pabaiga yra pagrindinis Kinijos prioritetas, nes tai reikštų, kad Hormūzo sąsiauris vėl atsidaro ir naftos sumaištis pradeda slūgti. Tačiau visiškas priešiškumo tarp Jungtinių valstijų ir Irano pabaiga Kinijai yra mažiau patraukli. Visapusiškas susitarimas tarp šalių, apimantis viską iki pat branduolinės sutarties, reikštų sankcijų režimo Teheranui pabaigą. Tai savo ruožtų reikštų pigesnės naftos, kurią Kinija anksčiau importavo iš Irano, pabaigą. Ir tai galėtų reikšti, kad Jungtinės valstijos daugiau savo pajėgų perkeltų į Indo-Ramiojo vandenyno regioną. Vis dėlto, dėl dabartinės ekonominės situacijos, Kinija gali būti geresnėje padėtyje, jei karo veiksmai baigtųsi, nei jei išliktų dabartinė padėtis. Palyginkite tai su Rusijos padėtimi, kuriai labiausiai naudinga dabartinės padėties išlaikymas. Kol sąsiauris yra uždarytas, Kremlius gali pasinaudoti kylančiomis naftos kainomis ir toliau finansuoti savo karo pastangas.
Na, bent jau tiek, kiek rožiniai paukščiai iš Ukrainos nekliudo eksporto logistikai. Užstrigęs karas taip pat reiškia, kad ir toliau stringa JAV ginklų tiekimas Ukrainai per NATO sąjungininkų pirkimus. Taigi, esama padėtis Rusijai yra daug palankesnė nei bet koks konflikto sprendimas, net ir tas, kuris būtų palankus Iranui. Šie kontrakoalicijos nesuderintos paskatos skatina kiekvieną narį daugiau investuoti į ginkluotę, nes karo atveju jie negali pasikliauti vieni kitų pagalba. Tačiau, kai yra sutarimas, yra daugiau ką perskirstyti, ypač kai viena iš šalių yra pasirengusi mokėti. Palyginkite tai su tradicinės vakarų koalicijos paskatomis, kurios iš esmės sutampa dėl liberalių prekybos politikos ir demokratinio valdymo principų. Tačiau tai yra viešosios gerybės. Todėl toje srityje sukuriama per mažai saugumo, tačiau bent jau yra daugiau sutarimo, kaip taikyti prievartą, kai tai tampa būtina. Akivaizdu, kad Trumpo administracija nuo šio kelio nukrypo kai kuriais nenuspėjamais būdais. Tačiau tvarka egzistavo ir prieš jį, tvarka egzistuos ir po jo, o šios paskatų struktūros bus tai, su kuo teks susidurti kitai administracijai po kelių metų. Ir tai mus atveda prie paskutinio punkto apie tai, kaip Kinija norėtų manipuliuoti derybų paskatomis čia. Jei pažvelgsite į pasakojimus apie tai, kaip Kinija, kaip teigiama, tiekia Iranui karinę įrangą, daugelis laiko savaime suprantamų dalykų, kad tai keistas ir akivaizdus pasirinkimas, turint omenyje dabartinį geopolitinių jėgų išsidėstymą. Iš tiesų, ir aš tai priskirčiau prie nelabai stebinančių dalykų, nors atsižvelgiant į mūsų ankstesnę diskusiją, pridėčiau įvairių išlygų šiam argumentui. Ten, kur tokios diskusijos dažnai nukrypsta nuo esmės, yra tada, kai netiesiogiai teigiama, kad tokia pagalba savaime padaro Jungtines valstijas labiau linkusią susitarti. Dabar tai yra tiesa, jei laikysitės tiksliai to, kas buvo pasakyta tame sakinyje. Tačiau jei šį teiginį išplėsite iki to, kad tokia pagalba savaime padidina susitarimo tikimybę, tuomet vėl nukrypstama nuo esmės. Kaip ir bet kokios kitos karinės pagalbos atveju, pagrindinis Kinijos paramos poveikis yra jėgų balanso pakeitimas Irano naudai. Tai iš tiesų padaro Jungtines valstijas labiau linkusias siekti susitarimo. Didesnė dalis galimų susitarimų atrodo patrauklesni nei kariauti. Tačiau kuris susitarimas iš tikrųjų yra derybų objektas, priklauso nuo Irano politikos. Ir Irano drąsinimo efektas visiškai kompensuoja slopinantį poveikį Jungtinėms valstijoms. Taip yra todėl, kad kiek mažiau galingos tampa Jungtinės valstijos, tiek pat galingesnis tampa Iranas. Prisiminkite, dvišaliai tikėtini karo rezultatai yra nulinės sumos žaidimas. Tačiau karas sukelia derybų trintis, o pokalbyje apie pagalbą apie tai neužsimenama. Be to, tos derybų trintis gali pasireikšti bet kuria kryptimi, priklausomai nuo to, kas jūsų manimų lemia konfliktą. Pavyzdžiui, jei manote, kad Jungtinės valstijos bando pasinaudoti trumpalaikiu kariniu pranašumu dėl vidaus neramumų Irane, tuomet taip, trumpalaikė Kinijos karinė parama neutralizuoja tą efektą. Tai yra naudinga, norint pasiekti susitarimą. Tačiau jei manote, kad šalys nesutarė, kuri iš jų ilgiau išsilaikys, o Iranas yra silpnesnėje pusėje, tuomet karinė pagalba gali dar labiau išryškinti skirtumus tarp silpnesnio ir stipresnio Irano tipo. Tai skatina Jungtines valstijas kovoti, kad išspręstų skirtumą, o negalimai permokėti silpnesnio tipo Iranui. Jei Kinija norėtų tik, kad Iranas laimėtų karą, tai nebūtų labai svarbu. Tačiau, kaip aiškino pirmoji šio vaizdo įrašo dalis, Kinija turi stiprių paskatų siekti taikos, o ši pagalba galėtų tai sutrikdyti. Elegantiškas sprendimas čia yra tas, kuris skambės pažįstamai tiems, kurie seka Rusijos ir Ukrainos taikos procesą. Sąlyginė parama Iranui yra labiau tikėtina, kad lems ilgesnį paliaubų laikotarpį ir bus palankesnė Iranui. Pavyzdžiui, tarkime, Kinija pažadėtų ginkluoti Iraną, jei Jungtinės valstijos atsisakytų susitarimo, pagal kurį abi pusės nutrauktų blokadas, tačiau Irano branduolinė programa nebūtų keičiama. Tai priverčia Vašingtoną iš naujo įvertinti tokio susitarimo vertę, nes alternatyva dabar atrodo blogesnė. Tačiau tai taip pat neleidžia Iranui tapti agresyvesniam, nes Kinija taip pat sulaiko pagalbą, jei Iranas atsisako tų pačių sąlygų. Žinoma, kad visa tai veiktų, Kinija iš tikrųjų turėtų įvykdyti savo pagalbos įsipareigojimą, kai ateis lemiamas momentas. Politinės valios požiūriu tai yra tikėtina. Tai skiriasi nuo Jungtinių valstijų vaidmens Rusijos ir Ukrainos kare.
Niekas netiki, kad Trumpo administracija patvirtins pagalbą Ukrainai, todėl Jungtinės valstijos turi mažai svertų prieš Rusiją. Nors Pekinas neturi tokios pačios politinio patikimumo problemos, jis susiduria su logistinė problema. Pagalba, siunčiama į Iraną, iš tikrųjų turi pasiekti Iraną, o tai sudėtinga užduotis, kai Jungtinės valstijos šiuo metu blokuoja šalį. Oro tiltas yra alternatyva, tačiau jei vėl prasidėtų plataus masto karo veiksmai, tai greitai taptų sudėtinga. Taigi, kokias pagrindinės mintis galime išsinešti šiandien? Kinija turi įvairių paskatų Irano atžvilgių, nepaisant to, kaip gali pasirodyti sprendžiant iš dabartinių politinių koalicijų ir didelės dalies viešojo naratyvo. Tai parodo platesnį skirtumą tarp to, kaip yra sudaromos šios dvi koalicijos. Ir pasiekti Kinijos norimą rezultatą nėra taip paprasta, kaip tiesiog perduoti Iranui daugiau ginklų. Tuo tarpu galiu Jums pasiūlyti dar 90 minučių, kuriuose aptariu platesnę JAV ir Kinijos liaudės Respublikos karo dėl Taivano galimybę. Spauskite čia, jei norite tai pamatyti. Jei Jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime kitą kartą. Laikykitės.